Jis tik tai sako, jis tik tai pasakoja, kas vyksta ir pasakoja. Užtat tiek daug tų makaronų kabina vyrai moterims, ne, ir moteris tiki. Bet ten iki tikros meilės yra dar, žinot, 100 000 kilometrų į vidų. Tos vyrus dažniausiai gena evoliucija daugintis, o tam, kad daugintis, tai reikia makaronų pakabinti, kad jos pasijustų mylimos. O iš tikrųjų meilės reikia ieškoti viduje, kiekvieno, tiek moters, tiek vyro. Ir tik tai iš vidaus eina ta meilė. Jinai niekada negali būti išorinė. Na, galima sakyti, vidinė ta meilė, kada eina iš vidaus, jinai reiškiasi išoriškai kažkuom tai atjauta, rūpesčių. Iš tikrųjų, ten jau viską suprantant, kaip žmogus veikia, kas tai yra per tokią struktūrą, ne, žmogus. Tikrai iškyla tokia, kaip idėja tokia, kad tu nebegyveni dėl savęs. Tau net, ta prasme, tu tik tai būni. Ir tada, tokia gera yra idėja padėti kitiems, kad jiems būtų lengviau. Žodžiu, tada tokia atjauta meilė tokia skleidžiasi. Žmogus tampa nebe egoistiškas, ne. Labiau jo dėmesys yra nukreiptas į kitus negu į save. Nes jis suprato, kas tas yra save. Nes jis suprato, kas ten tas yra viduj. O kiti žmonės aplinkui nesupranta. Ir tiem nesuprantantiem reikia padėti, nes jie labai kenčia.